Eiti į darbo pokalbį yra beveik tas pats, kas į pirmą pasimatymą pagal delnų prakaitavimo skalę. Ypač jeigu tai tavo pirmas kartas ir ypač jeigu tai tavo svajonių darbas. Pagalvojau, kad būtų gerai parodyti kelis paprastus žingsnius, kad eiti į interviu labiau pasiruošus ir maksimalizuoti savo tikimybę gauti gerą pasiūlymą. Taigi, kaip elgtis darbo pokalbyje? Svarbu profesionaliai apsirengti. Nors atsibudai vos prieš 5 minutės, nes esi bedarbis ir visada keliesi tik apie 12, bet per interviu privalai atrodyti darbingas. Tad nuo juosmens į viršų užsimesk ką nors tvarkingo, jei nežinai ką apsirengti, žiūrėk į tai kaip į testą. Kad išlaikytum, turi jaustis patogiai, bet drabužiai privalo atrodyti kuo formaliau. Todėl rekomenduoju įsigyti kostiumo pižamą, o jei interviu vyks gyvai, praktikuok naktį prieš interviu, miegodamas su kostiumu. Antras žingsnis yra gerai save pristatyti. Jei per 2-5 minutės gali sugebėti iškalti visą savo profesionalų gyvenimą, būsimas vadovas supras, kad tavo atmintis pranoksta žuvies, o jei dar kalbėsis pasididžiuodamas savo patirtimi, jis galvos norėčiau, kad ir apie mano projektą jis kada nors taip kalbėtų. Idealiu atveju savo patirtį susiek kuo glaudžiau su darbo aprašymu. Turėti hobį su pasiekimais irgi yra puikus pliusas, nes tai rodo, kad esi užsivedęs ir atkaklus. Tai yra važinėti dviračiu, plaukioti, groti gitarą, o jei jokių hobių ir pasiekimų nesi turėjęs, prisijunk prie 1000 žmonių panašioje situacijoje ir užsirašyk į Vilniaus maratoną. Trečias žingsnis – įgūdžių atitikimas. Čia reikia būti labai nuoširdiems, aš žinoma juokauju, išpūst savo įgūdžius iki maksimumo. Pavyzdžiui, jeigu aplikuoji į Photoshopo specialisto rolę ir matei vieną iš Photoshop video, gali sakyti, kad turi neoficialų sertifikatą, nes nuo dabar iki darbo pradžios turi pilną laiko pasipraktikuoti. Dar vienas pavyzdys, jei bosas tavęs klaus, kokios yra tavo silpnybės šioje srityje, visi žino, ką į tai atsakyti. Turiu jų tiek daug, kad tai mano stiprybė. Ketvirtas žingsnis – klausimų uždavimas. Tavo būsimas bosas papasakos apie rolę ir tada tau duos laiko užduoti klausimus. Aš rekomenduoju klausti apie darbo kultūrą ir jeigu tavo būsimas vadovas yra geras, jis pasidalins informaciją apie darbą iš namų, lanksčias darbo valandas ir komandos draugiškumą. Kuo detaliau bosas atsakinės į klausimus, tuo geriau tau sekėsi interviu. Jei atsakymai yra per daug greiti, yra galima paklausti, kaip praėjo šis interviu ir jei negaučiau šio darbo dabar, kiek pinigų vokelėje turėčiau turėti sekantį kartą, kad mano šansai būtų geresni. Kai klausimų skiltis baigėsi, gali irgi pasidalinti, kas tave domina apie įmonę. Pavyzdžiui, man būtų įdomu sužinoti, ar įmonė yra įsivėlusi į kokius nors skandalus arba ar nėra ant bankroto ribos. Paskutinis žingsnis yra darbo pasiūlymas. Po interviu iškart džiaukis, kad nuėjai, nes kiekvienas interviu tave padaro biškelį labiau beviltišku, kas motyvuoja geriau pasirodyti kitą kartą. Bet kadangi tu žiūrėjai šį video ir interviu padarai labai gerai, tai gausi darbo pasiūlymą garantuotai. Ir pirmas dalykas, ką turi daryti prieš pasirašydamas, tai paprašyti atlyginimo paaukštinimo. Svarbu tai daryti iš karto, nes tai pradinė tavo kaina, o dėl 10-15% daugiau ar mažiau, bosas tikrai nenorės atrodyti pigiai ar gaišti laiko ar imti blogesnį kandidatą. Taigi sveikinu su nauju darbu ir jeigu nori sėkmės gyvenime ir toliau, prenumeruok šį kanalą. Iki.